Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandien, hebra, mes esam prie video, prie kurio aš sakiau, kad mes daugiau nebūsim, tai yra fanų žinutės 4. Tad žinau, kad filmuojam 4 dalį fanų žinučių, kadangi, kodėlgi ne. Kur aš skaitysiu iš telefono, kadangi realiai aš esu tiesiog telefonį įsisaugęs, tad einam prie fanų žinučių. Na ir pirmoji žinutė prasideda štai taip. Kaip siųsti mapus. Ir aš esu paruošęs botą savo Facebook puslapyje ir mano botas iš viso atsiunčia man rodos 9 dažniausiai užduotus klausimus. Tai jie paspaudžia tiesiog mygtuką ir jiem iš karto duoda atsakymą. Šiuo atveju jisai kalbėjo su botu. Ir mano botas rašo, visą informaciją kaip jo siųsti rasite čia ir davė linką. Na ir žinoma, jisai numetė ačiū. Na ir kol kas man čia atrodė gana padari žinutė, realiai tiesiog uždavė klausimą boto, botas atsakė ir man net nereikėjo įsikišti. Tačiau vėliau jis rašo, labas, gal žinai fanmytą? Labas, gal žinai GTA fanmytą? Tada aš jam atrašau. Neįsivaizduoju, ko čia tiksliai klausi. Persakyk savo paties klausimą garsiai ir pagalvok, ar suprantama. Ar žinau fanmytą? Aš net nežinau, ką tai yra. Aš žinau, kas yra fanmytas. Ir šiek tiek vėliau jis dar numeta laiką ir dar parašė žinutę. Gaitum su manim perėti Minecraft. Aš nežinau, kodėl tu nori, kad aš eičiau išperėti Minecraft, bet Minecraftas nėra kiaušinis, ant kurio reikėtų eiti atsisėsti ir perėti. Nemanau, kad iš kiaušinio gautum Minecraft. Kitas žmogus, kuris man parašė, tai yra žmogus, kuris tyčia rašo nesąmonės, kai nori patekti į fanų žinučių video. Bet jis man rašo, neimki plaučius senį, viskas yra okei, nes aš plaukiu pajūry. Tu Edvi Real ar Pro, kad automatinės žinutės rašai? Ten ne šias rašau, ten botas jas rašo. Taigi juokauju, seni, neimki plaučius. Kitas žmogus, kuris parašė, tik norėjau paklausti, ar tau viskas gerai per karantiną. Žinau, kad pats klausimas gal ir padarus, aš nežinau, ar aš būtinai tokį atsakyčiau iš tiesų, kadangi tokių aš gaunu irgi šimtais, kartais daugiau. Žinau, kad kiekvienam individualiai rašytai yra tiesiog per daug darbo, tačiau tiesiai po to man rašo. Dėmesio, čia tiesa, vieną berniuką mokykloje skriaudė, jis padarė šias užduotis ir jo norai išsipildė. Surask šitą emoji, sumirksėk 5 kartus, sugalvok 3 norus, pūsk 3 kartus. Jeigu jūs tokiom nesąmonėm tikit, tai va dabar aš kažką sugalvosiu, kas bus visiškai identiška nesąmonė. Čia tiesa, viena mergaitė nukrito nuo laiptų, tada jinai pabučiavo tuos laiptus, tada jinai užsiaugino sparnus dėl to, kad pabučiavo laiptus ir nuskrido į Marsą ir gyveno su Batmanu. Jeigu netikit, suraskit šitą vat emoji tarp bilijonų emodžių ir jūs irgi gausit sparnus ir gyvensit Marse. Va taip va skamba, va tokio, žinai, oh my gosh, kas per... Sekantis žmogus rašė, su kuo filmuoji? Ir čia yra vienas iš mano boto klausimų, tad jie žinau, kad tiesiog paspaudė mygtuką ir mano botas atrašė automatiškai. Na ir atrašė, kad aš filmuoju žaidimus su OBS, o vlogus filmuoju su Canon M50 kamera. Ir po poros jis paspaudžia mygtuką toliau ir atsiunčia savo veido nuotrauką, kur ant galvos jam parašyta Michaelas Jacksonas. Kiek daug žmonių man sumasto savo kates, savo šunis, brolius, sesės atsiųst, kai kurie savo skalbimo mašinas parodo man. VHBGCDXYGFV CDXYGFDX kablelis JKF CM9HVJMVJMCHX BVNCXHGI kablelis V XJGFVCXKJBF. Koks įdomus ir pilnas informacijos pokalbis, žinau. Ir aš jam atrašiau, tikiuosi tai buvo verta, kadangi daugiau nebegalėsi su manimi susisiekti. Žinokit, aš tiesiog paspaudžiu blok mygtuką ir visi žmonės, kurie rašo man nesąmonės, tiesiog puf, būna blok. Ir taip, žinot, aš esu išjungęs pranešimus, tai jeigu man kažkas spamina, man telefonas nevibruoja, man notification nepareina, man nieko nebūna. Aš žinutės realiai patikrinu galbūt kartą į dieną tiesiog. Tad spaminimas tikrai neprivers manęs greičiau atrašyti, kadangi aš negaunu jokių notificationų, kad man kažkas parašo. Laikas. Koks tavo vardas? Tu klausi, koks žmogaus, kurio nikas yra Edvis vardas. Petras. Aš Petras. Petras Edvinauskas. Laikas. Laikas. LNK J09. Smagu. Dar vienas pavyzdys padaraus pokalbio, kuris bent jau prasideda normaliai. Pradžio rašo, gali pasiūlyti PC. Ir čia taipogi vėl yra mano viena iš boto žinučių automatinių. Botas atrašo, ieškant kompiuterio susižinokit, kam jis reikalingas. Jeigu žaidimams, pasižiūrėkit minimalius ir rekomenduojamus komponentus pagal žaidimų reikalavimus. Ir pagal tai spręskit, kokį kompiuterį pirkti. Tiesiai po to žmogus visą šitą žinutę praignorino, klausia Minecraft shaders. Na ir vėl botas atsako Sildurs Vibrant Extreme. Čia yra shaderių pavadinimas. Ir tiesiai po to jis klausė, Edvi, koks tavo vardas? Edvi, koks tavo vardas?
Oh my. Lukai, koks tavo vardas? Ir aš už tai neužblokavau. Aš tik pagalvojau, gal vaikas tiesiog nesąmonės rašo. Tačiau po poros dienų gavau žinutę. Ar seks daręs? Baklažanas, 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 persikas, 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 persikas. Jums gal 8, kodėl tokių klausimų? Labas, Domas tavo fanas. Tu mano broliui gadini gyvenimą. Jis psichas dabar. Tai man čia tikriausiai parašė piktas didysis brolis, kad paverčiau jo brolį psichu. Nesu tikras, kaip aš tai padariau, bet pasirodo, aš turiu supergalę. Aš galiu paversti žmonės psichais. Cool. Toliau man močiutė kažkokia rašo. Aš tave užblokausiu. Smailas. Ačiū už video, kurios kėlei į YouTube. House. Flipper. Aš tave vadinsiu botu arba bosas. Kodėl tu neatrasai? Parodyk savo papus. Parodyk papus. Parašė, aišku, nebijotinai 8-metis berniukas per savo močiutės Facebooką. Atsiprašau, močiut, bet jūsų Facebookas yra užblokuotas dabar pas mane. Va, prašau, pasigrožėkit ir nebeklauskit daugiau, kadangi žinau, kad atsibodot. Na ir taipogi dar norėjau pasakyti, jog jeigu jums patinka šitas video, būtinai paspauskite tą mygtuką prenumeruoti, jeigu nesate dar to padarę. Kur siųsti mapus? Botas, žinokit, iš karto atrašo automatinę žinutę, na ir numeta, kokiu gmailu reikia siųsti mapus. Tada jis iškart klausia, kaip siųsti mapus? Botas vėl numeta automatinę žinutę, kaip reikia siųsti, duoda linką į visus nurodymus. Ir jis atrašo, okei, gaidys. Malonu, malonu. Edvi. Aš tavo fanas. Tu botas. Edvis. Edvis yra ponis. Ponis? Ponis? Penis. Ei, klausyk, minis puti. Aš tave pareportinau. Nežinau, kas yra minis puti. Žinau, kad už tai gavai bloką. Alio. Su kuo filmuoji? Botas vėl numetė savo žinutę. Su kuo redaguoji? Botas vėl numetė savo žinutę. Tu botas? Kada darė seksą? Nesijaudink, botas to nei kart nedaręs. Koks tavo setupas? Visą sąrašą rasite čia. Numesta, žinoma, yra nuoroda. Taipogi yra setupo video. Na ir numesta, žinoma, video nuoroda. Ir jis man atrašo, laikas. Gerai, viską perskaičiau. Ir supratau, kad botas esi. Pagalvojau, žmogus tobulas. Turėjo klausimą, perskaitė, kas buvo duota prieš akis, viską suprato. Tada atsiunčia man jisai dar 2 laikus, dar paspaudžia kartą mygtuką toliau, jis gavo porą kitų klausimų pasirinkimų ir jis vėl paklausė, kokią pelytę naudoji. Tu grinai ką tik klausei, koks mano setupas, tarp kurio yra sąrašas, tarp kurio sąrašo yra pelytė. Pasakei, kad viską supratai ir klausi, kokią pelytę. Oh my gosh, kas tau su galva negerai. Aš dabar dar turiu pavyzdį, kas būna, kai mano botas yra išnaudojamas. Kur siųsti mapus? Kaip siųsti mapus? Kaip siųsti mapus? Koks tavo setupas? Koks tavo setupas? Kaip siųsti mapus? Na ir žinoma, botas atsako į kiekvieną iš tų klausimų, tad teoriškai aš pradedu spamint, nors jie realiai pradėjo spamint. Bet mano botas pradeda po to jiems spamint atgal. Tad žinokit, kas spamina su mano botu, aš jūs tiesiog automatiškai irgi užblokuoju. Toliau man rašo, alio, labas, labas, labas. Debilė, aš Gabrielius iš Facebook. Aš debilas, nes aš nežinau, kad tu esi Gabrielius iš Facebooko. Tu vienintelis Gabrielius per visą Facebooką. Geriausias pasaulio Gabrielius. Oh my gosh, man garbė. Tu plo. Man 11. Aš irgi plo. Aš plovas. Like. Jam. Tada vienas žmogus paklausė, koks mano setupas. Ir po to atsiuntė visiškai random nuotrauką iš pigu.lt kažkokių tai ausinių, visiškai iš oro be jokio konteksto. Ir tiesiai po to atsiuntė nuotrauką, kurioje yra daug šakų ir porą namų. Irgi visiškai be konteksto. Kodėl man tai siūst? Kam tokius dalykus man... Kodėl iš viso tokius dalykus kažkam reikia siūsti iš oro? Kam čia parašius? Gerai, pagalvojau, kad reikia man surasti kokį youtuberį. Atradau. Kas gali būti geriau, negu nufotkinti mano šitą braškių bliūdą ir jiem atsiųsti. Čia pilnai logiškas dalykas. Tikrai nerandom, čia labai svarbu. Siunčiam braškių nuotraukas. Braškės! Kada paskambinsi? Labai noriu, kad paskambintum. Ir kiek vėliau jis man atsiunčia emoji, kuris daro va šitaipą.
Mažas vaikas prašo 20-mečio, kurio visiškai nepažįsta, kad jam paskambintų. Kaip aš šiuolaikinius vaikus dar neprisistato, kokie nors random diedai, įsodina jūs į savo mašiną ir išveža į mišką, kadangi tie patys vaikai tiesiog siunčia savo adresus, telefono numerius, savo nuotraukas visiškai nepažįstamiem. O žinokit, tokių aš gaunu iš visų labai daug, kurie tiesiog savo visą privačią informaciją man pasiviešina visiškai iš oro. Na ir kaip yra pasiekiama mano boto paskutinė žinutė, botas rašo: jeigu jūs iki dabar negavote atsakymo į savo klausimą ir norite susisiekti su Edvinu, tiesiog parašykite savo klausimą žemiau. Ir klausimas buvo Aiken Kakot. Kaip tau buvo svarbu, tai tikriausiai man parašyti, koks tai svarbus klausimas, nors tai net ne klausimas, bet tikriausiai buvo žiauriai svarbu tai pasakyti. Laikas. Gali? Katinas kažką papasakot. Kartą atskrido erdvėlaivis, taip. Ir jis nuskrido toli. Tada atskrido didelės šukos ir jos nukrito. Visa istorija. Na ir žinokit, manau, šiam kartui buvo kaip ir viskas. Žinokit, aš turiu tikriausiai tūkstančiais, jeigu ne 10 000 dar daugiau, žinokit, tokių panašių žinučių. Tačiau aš jų rodyti negaliu, kadangi didžioji dalis jų yra iš tų labai negeros, kaip čia pasakyti, su super daug keiksmažodžių arba super negerom nuotraukom. Visi supranta, ką turiu omeny negerom nuotraukom, garantuoju. Ir žinokit, ta proga aš išjungsiu dabar savo Facebooko žinutės, vos tik šitas video išeis, galbūt 3 dienom, galbūt 3 savaitėm, galbūt 3 mėnesiam, galbūt ilgiau. Žinokit, aš nesakysiu, kad aš įjungsiu, kadangi aš po tokių video gaunu tyčinių žinučių labai daug ir aš nenoriu gauti nesąmonių, žinokit, kiekvieną dieną 1000 žinučių, tad išjungsiu Facebooko žinutės bent kuriam laikui. Na, žinokit, bet kuriuo atveju aš tikiuosi, jog jums patiko, žinokit, bet šiam kartui buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.